Labas rytas visiems, šį gražų šeštadienio rytą darbus sode iškeitusius į pusvalandį naudingos informacijos. Atliekų kultūra tęsia savo misiją supažindinti jūs su aktualiausiamis naujienomis atliekų tvarkymo srityje bei pažinti žinomus žmonės visai iš kitos pusės. Gyvename atradimais, o jų šįryt pažadu bus ne vienas. Dėkui, kabyklos signalizuoja, kad turim piktų perteklių. Geriausias sprendimas yra jais dalintis ir patenkinti savo natūralų žmogaus poreikį keistis. Dėkui, stotelė turit naują klientą, kuris tikrai paliks daug. Tad kviečiame pusvalandžiui įdomios ir naudingos informacijos. Pradėsime nuo pažinties su žinomu reperiu, aktoriumi, kultūristu, įvairiausių TV projektų dalyvių Vytautu Medinecku Iron Vytu. Sakote, jį gerai pažįstate, bet galva guldau išgirsite dar tikrai negirdėtų dalykų. Laisvė, tavo svajonės beribės Su Vytautu Medinecku Iron Vytu susitinkame jo studijoje Vilniuje, tarsi jaukiame muziejuje, kuriame atsispindi jo veiklos kelias ir gimsta reperio dainų eskizai. Bet šiandien mažiau apie muziką, daugiau apie dalykus, kurie mums rūpi labiausiai. Tvarumas man reiškia, kaip reiškia, aš manau, kad tai yra, kad gamtos saugojimas, žiūrėjimas į priekį. Kas man iš tikrųjų nėra svetima, dabartinių momentų pasidarė, ne per seniausiai, kada aš pamačiau, kiek mes šiukšlių, kada atsirado vaikas šeimoje, kiek mes šiukšlių visokios, nes nuperki žaislą, nuperki tą, ir tu neši šiukšlės. Ir vėliau galvoju, o kam tiek reikia tų dalykų, ir aš taip pradėjau įsivaizduoti, kiek mes sueikvojam plasmasį žaislams, žaislų įpakavimui ir ar to reikia. Vytas su savo žmona Eugenija augina 6 metų dukrytę Gabrielę. Tėveliai auginantis vaikus žino, kad kartais tiesiog neįmanoma vaikams atsakyti, ko pasekmė dar vienas žaislas prekių krepšelyje. Kaip Vytas sprendžia šias situacijas? Čia yra pats sudėtingiausias dalykas, bet stengiamės tos jau žaislus ne tiesiog išmetinėto kažkam tai atiduoti. Tai tas, kas arba negali pirkti, arba kam jam pirkti dar kartą. Nors vėlgi iš kitos pusės aš suprantu, kad tai yra ekonomikos variklis. Ekonomikos variklis yra parduot, kur mes gyvenam tokiam pasaulyje, bet aš tada pagalvoju, okei, tai gal geriau mes perkam paslaugas. Perkam kažkokius tai dalykus, kuriuos galima perdirbti ir taip toliau. Tai taip ir ne tai, kad atsakau ir vaikai, nepirksim, bet galvoju, kur mažiau nupirkti, kam padovanot, kam atiduot, gal mums kažkas tai atiduos, kas jau nežaidžia. Čia kaip gelbėjimosi ratas nuo vaikiškų daiktų pertekliaus į sceną įžengia dalymosi daiktais stotelės. Ar žinomas vyras jomis naudojasi? Kad tokios stotelės yra, aš iš tikrųjų nežinau. Ta prasme, girdėjau kažkas tai tokio, kad yra, bet konkrečiai nebuvau susidūręs. Čia Vytui papasakojame, o jums, mieli žiūrovai, primename, kad dalymosi daiktais stotelės yra visoje Lietuvoje, tik skirtingais pavadinimais. Bet veiklos esmė ta pati. Turite nereikalingą, bet dar tinkamą naudoti daiktą, paliekate, randate ką tinkamo savo, pasiimate. Dažniausiai tokios stotelės veikia didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, kad būtų patogu ir atvežti atliekas ir tuo pačiu atlikus namų reviziją palikti tinkamus naudoti daiktus kitiems. Dėkui, stotelė turit naują klientą, kuris tikrai paliks daug. Nors dabar kalbant su Vytautu atrodo, kad jam gyventi tvariai yra savaime suprantamas dalykas, bet kelias iki to nebuvo toks jau paprastas. Įprotis, kuris mane pradžioj, neslėpsiu, labai erzino, tai yra rūšiavimas. Tai yra toksai dalykas, kur reikia suprasti. Ta prasme, anksčiau meti viską į vieną kibirą. Tiesiog, ar tai būtų plastikas, ar tai būtų stiklas, ar tai būtų buitinės atliekos, viską mesdavau į vieną. Tačiau žmona pradėjo rūšiuoti, dėlioti, sako, ne, tu čia į šitą maišą dėk. Ir aš pradžioj priešinuosi. Aš galiu atvirai pasakyti, aš buvau tikrai tas nerūšiuotojas, kuris, tai ką tą butelį, tai kištų į paprastą šitą šiukšlių dėžę ir viskas nesuktų galvos. Ne, reikia į atskirą tas. Ir kažkaip po biškį mane prisijaukino. Būti atsakingų vartotojų Vytui trukdė su tuo susiję mitai ir nematymas realios to prasmės. Mano vienas iš argumentų buvo, kad taigi vis tiek metai į vieną. Ir vėliau kažkas man paaiškino, kad būna ir metai į vieną, bet rūšiuoti yra patogiau. Čia yra dalis to ir dalis to, o ne perinkinėti iš krūvos. Ir aš tada, okei. Ir dar galbūt buvo man keista, kur panaudoja, gerai, ir kada atsirado įvairūs įrankiai vienkartiniai iš perdirbto plastiko, ten pakuotės iš perdirbto plastiko, netgi kėdai iš perdirbtų, mano bičiulis nusipirko tokius, žiūriu, žiauriai stilingi, tokie iš kažkokios tai medžiagos, sako, čia iš perdirbtų atliekų.
sakau, nieko savo. Tai va, net buvau užsisakęs, tik netitaikiau dydžio, nes durna koja. Tai va. Bet tada aš supratau, tai jis yra vis tik panaudojimas, tai nėra tiesiog tas, kad, hebra, neturit ko užsiimti, rūšiuokit. Vytas atsakingas vartotojas, bet būnant atsakingų ir sąžininkų versle, jam teko paaukoti vieną verslo rūšį. Tai istorija, pavyzdžiui, su mano rūbais, kuriuos aš seniau gaminau, ir kur yra pliusas, kur yra minusas. Dėl to, kad aš gaminau labai geros kokybės rūbus, stengiausi, Lietuvoje mes siūdavom ir kuo geresnė kokybė, kad ilgiau laikytų. Ir dabar aš kurį laiką buvau priverstas sustabdyti tą veiklą tiesiog, kad visi turi dar iki šiol tus marškinėlius. Tas maikutes nešioja, tai yra 12 metų, vieni 10 metų. Aš pats sportuoju su tais marškinėliais, nežinau, po 300 turbūt skalbimų yra padaryta ir jie atrodo vienodai. Tai iš vienos pusės tai yra tvarus, fainas gaminys, iš verslo pusės, kaip sakau, ekonominės tos vedamosios, tai yra šiek tiek dėl to, kad žmonės, dabar manau, žmonių yra bėda, vartojimo kultūra būtent rūbų, dėl to, kad nusiperki, sunešioji ten per 2 mėnesius, išmeti, sunešioji per 2 mėnesius. Ir aš pats, kada gaminau rūbus, kurie ilgai laikė, ir man reikėjo nusipirkti vienoje iš masinių brandų parduotuvių rūbų, aš nusipirkau treningus ir mano, ne tai kad nuostabų, nusivylimų ir pykčiai, jos susikutulavo, jeigu yra toks žodis, per ten 3 skalbimą. Ir aš tada pagalvojau, okei, tai galbūt verčiau yra sumokėti šiek tiek daugiau ir turėti kelnes ar tą treningą ar marškinėlius, kuriuos tu nešiosi keletą metų, negu tu pirkeliuosi kas mėnesį po tas kelnes. Ir taip, pirmas užsėdimas gražiai atrodo, ten 4., 5. tu atrodai kaip Šiukšlyno žmonės personažas. Beje, apie serialą Šiukšlyno žmonės, kuriame žinomas vyras vaidina. Kaip jis pateko į žinomų aktorių vaidinančių seriale būrį. Važiavo režisierius, žiūrė, Šiukšlyne guliu. Sako, šitas Šiukšlynas žmogus, gal norėsit pavaidinti? Iš tikrųjų, ne. Kadangi aš gan dažnai filmuojuosi įvairiuose TV projektuose ir reikėjo tokio tipažo, mano ir pakvietė. Tai čia nebuvo net tokio kaip castingo, kad aš ten dalyvaučiau kaip castingė. Matyt, jie pagal moodboardą reikėjo kažkokio tai aktorius, ir tokių kaip aš, nėra labai daug Lietuvoje. Ir žiūri, šitas kačiokas, šneka kačiokas, jis tekstą atsimena šitas kačiokas. Geras, tai aš tada pakviesiu. Ir dar rūšiuoja. Buvo klausimas, ar rūšiuoja šiukšlės? Ir kaip žiūri į Šiukšlyno žmonės. Kas įdomu, kad filmuodamasis seriale Vytautas taip ir nebuvo sąvartyne. Mat jo personažui sąvartyno scenose dalyvauti nereikėjo. Bet viena jo aistrų leido jam apskritai susipažinti su šiukšlynais kitu būdu. Man patinka kelionės laidos ir aš prisižiūrėjęs 3 šalių, ten ir Afrikos ir taip toliau, visur Indijos apylinkės, kaip atrodo net ne šiukšlynai, kaip mūsų šiukšlynai. Tai va turbūt mane tas ir skatina labiausiai šiek tiek prižiūrėti ir einant šiukšlę pakelti. Nes anksčiau man atrodė, kad tai yra, kaip pasakyti, nevyriškas darbas, ką aš eisiu, kitas numetė šiukšlės, aš čia kaip kelius. Toksai buvo, kada buvau ten paauglys, po paauglystės laikotarpį. Bet vėliau kažkaip tai vadovaujuosi to principu, kad pradėk nuo savęs keisti. Dėl to, kad čia kaip ir siena, būna švari siena, kažkas užpurškė dažų, tada antras užpurškė, 3., 4., 5. ir susigadina sieną. Taip ir su šiukšlėm. Jeigu kažkas numetė, aš negaliu jo ten paauklėti, jeigu aš nemačiau, kas numetė. Bet ką aš galiu padaryti, paimti šiukšlį, išmesti, kad sekantis žmogus nemestų. Reikia atsakingiau žiūrėti, kokią planetą mes paliekame. Štai toks linksmas, įdomus įvairiapusis Vytautas Mediniauskas Iron Vytas, kurio kelias aplinkos tausojimo link buvo kupinas įvairiausių patirčių, atvedusių jį link visapusiškos brandos. Dabar TV6 eteryje reklama. Susitiksime išsyk po jos. Tęsime laidą Atliekų kultūra. Ir aš šiandien norėčiau jūsų paprašyti pabūti sąžiningais savo patiems. Juk tikrai mums nereikia tiek daug, kiek turime. Sandėliukai pilni, spintos lūžta nuo drabužių. Jau nekalbant apie kasdienybę, kai ir vėl maga įsigyti kažką, be ko ir taip galėtume gyventi. Bet norą keistis patenkinti galime visiškai nemokamai, kaip ir atsikratyti jums nebepatinkančiais, bet tinkamais naudoti daiktais. Suintrigavau, dėmesio į ekranus.
Jei namie ramybės neduoda tinkamų naudoti, bet nebereikalingų daiktų perteklius, o jų pardavinėti ar kitais būdais realizuoti nėra nei laiko, nei įkvėpimo, tuomet puikiausias būdas jais tinkamai atsikratyti - nuvežti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje yra dalymosi daiktai stotelės. Vilniuje ir Vilniaus regione jos vadinamos dėkui stotelėmis, Panevėžyje jau pradėjo veikti stotelės Keiskis, Utenoje Dalinkimės, Klaipėdoje Imk. Tokios stotelės populiarėja visoje Lietuvoje, o šiandien plačiau pakalbėsime apie sostinę. Čia dėkui stotelių veikla ir gerasis virusas atkeliauja į švietimo įstaigas, organizacijas bei bendruomenės. Man atrodo, kad tikslingiausia, kad tie mainai būtų kuo arčiau žmonių. Nes vis dar atrodo, kad man vartotojui svarbu sukrauti nereikalingus daiktus, kažkam atiduoti į rankas ir kaip ir visas darbas yra padaryta. Bet už to dar vėlgi tuos daiktus turi kažkas paimti, turi pakabinti, vėlgi ne iš karto tie daiktai tampa kitiems reikalingi, tai galbūt reikia kažkiek palaukti, prižiūrėti tvarką. Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip drabužiai ir aksesuarai, avalynė, jie tikrai gali sukti savaime, netgi veikti tam tikrus savitarnos principų ir dėkui kabyklos tai rodo. Mildą Paukštę drąsiai galime pavadinti dėkui ambasadorė. Jos iniciatyva Vilniaus mieste jau veikia 8 tokios dėkui kabyklos, kur žmonės gali palikti savo drabužius, aksesuarus ar avalynę ir pasiimti savo tikusius ir patikusius daiktus. Manau, kad 8 tai yra tik tai pradžia. Nelengva, nes pradžios nebūna lengvos, bet aš manau, kad galėtų būti ir 80 tokių kabyklų ir tikrai nebūtų per daug. Kiekvienoje bendruomeniai, kur žmonės juda, ateina kasdien, jiems tokia kabykla galėtų būti tam tikras susitikimo taškas, kaip nueiti kavos arba nueiti prie kabyklos pasižiūrėti, kas čia kuo dalinasi. Viena tokių kabyklų jau apsigyveno Vilniaus dailės akademijoje. Labai smagu, kad yra ir tokioj kažkokioj lyg ir uždaroj bendruomeniai, menininkų bendruomeniai, nes čia atneša ir dėstytojai, ir studentai, ir pasiema. Ir labai smagu matyti, kai tu tai kažkas vaikšto su tavo irgi kažkokiu nešiotų rūbų. Tai man atrodo, kad tai yra toksai visai sėkmingas modelis. Viena vertus tu lyg ir jau nebeskatini papildomos materijos gamybos, bet kita vertus tu patenkinti savo natūralų žmogaus poreikį keistis. Ir tai ne vienintelė tokia dėkui kabykla Vilniaus dailės akademijoje. Prie sporto salės vietą rado ir kita, kurioje studentai dalyjasi sporto drabužiais bei avalinę. Dar viena tokia dėkui kabykla džiaugiasi Vilniaus atviro jaunimo centro Mes lankytojai. Bet pirmiausia, šiek tiek apie patį centrą. Vilniaus atviras jaunimo centras Mes yra skirtas jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 metų ir taip kaip centras jau veikia 11 metų. Ir iš tiesų mes turim 7 padalinius, kur dirbam su jaunimu. 6 padaliniuose dirbam atvirą darbą, kur jauni žmonės gali ateiti nuo 4 iki 8 vakarais, po pietų tiesiog praleisti laisvalaikio, pabūti, pažaisti su jaunimo darbuotojais, tiesiog leisti laiką būti savim, kažko naujo mokytis ir išmokti. Viena tokių patirčių - išmokti dalintis. Turim tokį santykį su dėkui stotelėmis jau keletą metų ir vis gaunam iš jų tam tikrų daiktų. Pavyzdžiui, televizorių esam gavę, keletą kompiuterių. Ir kažkaip su darbuotoja Milda nusprendėm pamėginti tokią iniciatyvą apie drabužius. Atnešti jiems kažkokių drabužių, pažiūrėti, kokie labiau jiems tiktų, kokie patiktų. Galiausiai jie ir patys paskui nusprendė ir savo drabužius atnešti ir mainytis vieni su kitais. Tai toks visai procesas. Pasak dėkui ambasadorės, dėkui kabyklos puikus būdas įveikti tam tikrus psichologinius barjerus susijusius su dalymusi, tačiau tikrai ne visi tai supranta. Žmonės turi įvairiausių susikūrę stereotipų ir baimių, kurias tenka peržengti ir nugalėti. Ir, pavyzdžiui, esu gavusi tokį atsakymą iš vienos organizacijos, kad jų bendruomenė nepalaiko tokių mainų, todėl kad jie gali surinkti, pavyzdžiui, drabužių ir paaukoti, padovanoti kitiems, maždaug jūs imkite ir išsidalinkit, o jie savo bendruomeniai greičiausiai mano, kad pakankamai uždirba ir čia galbūt parodys, kad mums kažko stinga ta kabykla. Tai aš visiškai nesutinku su ta idėja, aš manau, kad dėkui stotelės ir dėkui kabyklos šitos ir panašios iniciatyvos, jos yra tiesiog ženklas, kad gyvenam pertekliaus laikais. Aišku, esam to laimingi, kad netenka šalti ir turim kuo apsirengti ir už labai nedidelę kainą, bet tai kartu įrodo, kad tai yra problema, kurią galim tik tai spręsti kartu. Beje, kalbant apie tekstilę ir jos perteklių, įvairios medžiagų atraižos juk irgi tekstilė, bet yra žmonių sugebančių net ir jas sumaniai panaudoti. Taigi dėmesio, rubrika Antras šansas.
Šiandien lankomės pas tokią ponę Danutę, kuri jau 25 metus siuva. Siuva viską, kas tik įmanoma ir ko paprašo žmonės, o kaip žinia, besiuvant ir tų tekstilės atraižų susikaupė išties nemažai. Taip kilo idėja tuos likučius panaudoti įvairiausių gyvūnėlių siuvimui. Šiandien Danutė parodys, kaip savo rankomis iš dirbtinio kailio likučių pasisiūti šuniuką. Beje, brėžinį, pagal kurį jį pasidarė atskira šuniuko dalis, siuvėja rado interneto platybėse. Tad ir jūs tą galite padaryti, juk ne veltui sakoma, kas ieško, tas randa. Beje, tą patį maketą galima panaudoti ir kitiems gyvūnams siūti. Viskas priklauso nuo sumanimo ir pačios medžiagos. Žvėriukas gali būti ne vien tik šuniukas, priklausys nuo kailio ilgio, nuo plauko, priklausys kas bus per žvėriukas. Nes gali būti ir voverytė, gali būti ir šuniukas, ir zuikutis, gali būti čia pakeitus ausytes į didesnės. Mes galėsim turėti puikiausią zuikį. Ir bus nuostabus zuikis ir džiaugsis vaikučiai. Tai gali būti seni vaikiški kailiniai, gali būti seni mamos kailiniai ir iš jų lygiai taip pat galima išserdžius gauti gražius žaisliukus. Pirmiausia, Danutė pasiruošia kailio likutį. Plaukas turi eiti žemyn, kai kerpam, kadangi jeigu bus į viršų, jūsų šuniukas ar zuikutis bus pasišiaušęs labai stipriai. Tai turėtų eiti plaukas žemyn, tada dedam iškarpą, apipiešiam, paliekam užlaidas siuvimui. Taip pasiruošėme visas reikalingas detalės – ausis, galvą ir patį kūną su kojytėmis. Čia pat auksarankė atskleidžia naudingą patarimą. Kailis kerpamas nepalietus plauko, tik audinys, viršutinė dalis mažom žirklutėm. Jeigu jūs kirpsit viską kartu, tai plaukas gražiai pasitraukia. O jeigu kartu kerpat, tada plaukas susigadina ir lieka nukirptas. Ir šuniuko forma bus labai negraži. Kerpant liko dar mažesnių atraižų ir likučių, bet Danutė išsyk patarė, kur juos panaudoti. Visada galim panaudoti vidų, kad neišmesti jų nieko. Į šuniuko vidų galite dėti ir kitų medžiagų atraižas, o jei turite taip vadinamo sintepono, tai iš viso puiku. Na ką dabar reikia visas detalės susiūti. Rankytėm susiūnam mašininiu dygsniu nosytę. Čia turim 2 detalės galvytės. Čia dar per vidurį galvytės įdeklas ir nosytę. Susiūnam viską ir gaunam tokią šuniuko nosytę. Nosytę galima įdėti pirktą plasmasinę, galima pasidaryti iš sagos, galima išsiuvinėti siūlais. Paskui užvaškavus gaunasi labai graži šuniuko nosytė. Tada sudedam galvytės detalės. Mašina kailis labai sunkiai siūnasi, todėl kad kailis yra ilgas ir reiktų tada jau specialios kailinės mašinos, skirtos kailiams. O rankytėm mes galim visą tai susiūti. Šuniuko nosis jau įgavo formą, ją Danutė prisiuva prie galvos. Dabar akių eilė. Jas beje galite arba įsigyti specializuotose audinių parduotuvėse, arba naudoti paprasčiausias sagas. Galva jau yra, liko susiūti ausytes, pritvirtinti prie galvos, o susiūtam kūnui suteikti formą. Šuniuko pilvą kemšam sintepuku. Galit kimšti namuose likučiais kažkokiais audinio, bet reikia tada smulkiai sukarpyti. Ir jis bus šiek tiek tvirtesnis ir kietesnis, jis toks bus sunkesnis. Galima grikių lukštais, kas turi grikių lukštų namuose, irgi labai. Bet su sintepuku tuo gerai tuo, kad galima skalbti. Išskalbėti ir būna švarus žaisliukas. Ką užsiūnam apatinę dalį. Sintepuko to reikia dėti tiek, kiek galima dėti labai daug, jis bus storulis, galima dėti mažiau, bus kudutis. Koks. 2 kojytės, 2 rankytės. Ir ką, dedam galvą. Dar keletas siūlių ir viskas, šuniukas baigtas. Ir dar koks šuniukas atrodo tarsi gyvas. Tikrai nerealu, nors realiai visą jo gimimo procesą matėte patys. Tas šuniukas ganėtinai lengvai pasiuvamas ir mamytė su vaikais gali tikrai drąsiai imti senus kailinius, ardyti ir bandyti pasiūti šuniuką. Sutikite, gyvenime nėra padėties be išeities ir daikto, kuris nenusipelno antro šanso. Viskas priklauso nuo mūsų požiūrio, o jį keisti ir tobulinti galime visi kartu, žiūrėdami laidą Atliekų kultūra. Pasimatome lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Atliekų kultūra, tai menas, filosofija, tai poilsis atnaujintoje sofoje. Atliekų kultūra, tai įpročiai ir pamokos, tai